Nu ką, eilinį videką įrašinėjau iš serijos 100 video iki naujojo metų. Šiandien kažkaip tai iš vis nebuvo nuotaikos, žinai, ten. Kažkaip tai tą reikia puslapį daryti tą taip sunkiai man einas, kad aš nežinau ten. Su tais visais ten redaktoriais, ten viską, aš dar kažkaip nemoku naudotis normaliai. Vienu žodžiu kažkaip atsisėdus ten iškart miegas, imam, lemba, reiktų stalą, tą kažkaip tai atsistojus, kad dirbti. Nu, bet aš stengiuosi. Gerai, tai ką šiandien pafantazuosiu aš turbūt, kaip eilinį kartą pripasakosiu jums fantazijų. O fantazijos pas man yra tokios, kad aš noriu, kad žmogeliukai, jūs būtent pradėtumėt ten, nu taip, domėtis, ką čia tas pasakoja žmogiukas. Aš pasakoju čia vienu žodžiu, aš padarysiu tą gerą pinigiuką ir gerą namuką. Padarysiu pinigiuką ir jį pardavinėsiu. O jūs pirksit jį. Ne, gal greičiausiai gal nenorėsit pirkti, paprasčiausiai dar net ne manęs pamatysit, aš pats su savim kalbėsiuos čia. Kad kažkas mane paskelbtų, dar reikia irgi iki to daryti, kad kažkas tai išgirstų, kad čia kažkoks žmogus bando dasibelsti į kitų žmonių, kad kažkas mane pamatytų ir išgirstų. Bet jeigu pamatysit ir išgirsit, tai tada jau viskas, tada reikia būtinai už 10 eurų nusipirkti pinigiukų. 10 eurų principė, aš tai primečiau 10 eurų, jeigu įmestumėt, būtų labai neblogai. Bet to trūktų. Man gerai būtų, kad jūs dar porą žmonių prikabintumėt. Sakytum, nusipirkat patys už 10 eurų, bet dar kokią nors Marytę ir Antaną. Antanai, Marytę, nu vat nusipirk, ten tam grinai, vat padėkim jam ten sukurti kažkokią savo fantazijos vaisių, nes ten jis rašo tą video, bando viską tai tą, kad jeigu jūs kažkaip pasidalinsit, išskirsit ir kažkas ten iš jūsų irgi, žinai, kad nebūtų irgi per daug sudėtingai ten tas visais apmokėjimais, kažkaip labai paprastai aš pabandysiu padaryti, kad ten vis tiek variantus reiks išsirinkti, ar per banką, ar per PayPal, ar kažkaip per kripto, ar ten tokių, kad irgi nesusipainiotumėt, kaip ten tų pinigų primesti man piniginės. Tai va, kai pinigiuką jau parduosiu, tada jau pradėsiu iš tą gerą namuką, konstrukcijas betoninės daryti. Gal visą namuką arba tas iš betono liektas, sakykime, kolonas, kad tos kolonas aš taip primečiau, kad apsimoka, žinai, ten aišku tas transportas viską, kad iš tų kolonų padaryti tą namuką, paskui tą dirbtinį intelektą, bet viskas čia eina paraleliai, suprantate, čia bamstas pinigiukas sužaidė, kažkokį dėmesį pritraukė, kažkaip sugebėjau viską užsikabinti, paskui ten dasėjusiu iki to gero namuko kažkaip tai vėl, ir paskui va tą dirbtinį intelektą, visi tie žingsniai. Yra dar 2 etapai. Bet tos 2 etapus aš jau neliečiu. Ta vieną etapą jūs matot, principė, mano ten tą dzogčian poziciją, dzogčian gyvenimo poziciją. Ir aš rašinėjau tą video ir ten turėčiau kažkada surinkti 100, pas mane jau atrodo 14 yra, tai va iki 100 reikia daryti, kaip jie vadinasi tie sekėjai, žiūrovai, nežinau kaip, iš viską tą prasmę perduot, kaip pavadinti mano mėlėjai, broliai, sesės. Visi mes vienam laive esam, todėl, žinai, vienas laivas plaukia kažkur tai kosmose, kažkur skrendam, bet mes tai tikrai žinom, kur nuskrisim, nes per labai mažai jau trumpai gyvenam tas žmogus, kad kažkur nuskristų. Gal kažką pastudijuos, žinai, kažkokie biški supratimai. Vieną kitą išmoksti, suvokimą supranti, pagauni kampą ir viskas, ir viso gero, ir baigės tas laikas. Tai va,
Taip, aš ką čia jums pasakoju ir ką čia dar įdomaus papasakoti. Nu, va, ten tas, ką vyksta serialas, tas, žinai, kiekvieną dieną žiūriu. Serialą pasižiūriu, kaip aš serialą vadinu tą, žinai, tą karas serialas. Na, aišku, graudu, kad ten žmonės, kad ten iš tikrųjų ne serialas, o realybėje viskas vyksta, nu, bet kaip serialė, žinai, ten. Aišku, ten pozicija turi kažkokią pasirinkti, nes jau be pozicijos per tokius įvykius sunku būti, žinai, nes iš tikrųjų yra pozicija, žinai, bet kokiu atveju. Tai tą poziciją turi išsirinkti. Arba tu už kažkokį tai vadą, Führerį, kuris visą gyvenimą jam tarnausi ir žiūrėsi, kad paties nesumaltų, arba už tą jau tokią kaip kad keistos ten tie maži Führeriukai ten 5-8 metam, ten gal 10, žinai, Führeriukai. Nu tai geriau matyti tie maži Führeriukai ten tas. Nu ko gero, nežinau. Man tai atrodo taip. Gal aš klystau. Nu bet taip gavas, kad čia man geriau be tų mažų, nu tokie mažių Führeriukai negu ten tie dideli Führeriai. Nežinau, kažkaip. Pasaulis labai margas. Nu va, tai tą serialą irgi pasižiūriu. Ir ten viskas principe aišku, žinai. Kol duosim pinigų ir ginklų, tol tie kareiviai laikysis. Kai nebeduosim ginklų ir tai jau tada bus sunkokai, žinai. Kuo daugiau duosim pinigiukų ir ginklų, tuo viskas bus geriau. O pastos, kuo bus daugiau irgi pinigiukų ir ginklų, tuo irgi jie, tai viskas tas balansas keistas kažkoks. Nu tai čia apie tą serialą. Serialas apie karą. Nu čia visi pasižiūri, turbūt yra, matyti, čia tarp tų žiūrovų net. Vieni eis už tą. Už tą, už ten tą, kiti už ten tą. Nu, geriau tas už kur, geriau už tos kur čia. Ko gero. Gerai, čia jeigu užduosit klausimą, tai čia galėsi apie tai postringut valandas. Dabar apie pinigiuką. Pinigiukas, vienu žodžiu, ten padarysiu aš šį MetaMask'e. Dabar darau tą puslapį, tai va, pavargau, užsiknisau aš jį daryti. Yra ten mane apknysat su tuo, su WordPress, to motoru, blemba, neveikė, seną pardavė, aš ten žiauriai mane ten apgavo. Dabar kaip ir vėl reiktų ieškoti kažkur pirkti, bet antrą kartą pirkti ant pinigus. Ten žulikai fig gražins, vienu žodžiu. Ne. Dar negaliu susitaikyti su tuo, kad biškiai čia mane visą laiką sunku susitaikyti, kai tave kažkur tai apmovė, žinai. Nu ir ten ir paskui gaunas, kad, žinai, ten iš pradžių tave apgauna, paskui tu pradedi irgi apgaudinėti, kiek yra gyvenime žmonių, kad irgi, žinai, ten įklimsti, paskui negali išbristi metai, žinai, o dabar irgi iššokęs. Aš su kepurikė, žinai, nes pas mane iš ilgus plaukus auginu, nesikerpu, kol milijoną neužsidirbsiu taip kaip Fidelis dabar, kad komunistai nugalėtų taip ir su tais plaukais, žiūrėt, kad paskui aš ir su jais ir neišeičiau į kitą pusę. Kitą pusę. Va. Tai va, tie plaukai tokie ilgi, žinai, aš ten paskui kažkaip nusimsiu ir tas kepurikės, aš skirtingas tas visokias užsimesiu. Ir kai kažkas užsideda akinius, ten tokius, žinai, akis viskas geras, tokie kvadratiniai dideliai akiniai, žinai. Nu, su akiniais biškiai gudresnis atrodo, žinai. Nors aš čia nematau dabar žlibis, žinai, jau man reikia akinių skaityti, žinai, aš turiu to akinių čia, žinai, kad pasižiūrėtus jas perskaityti galėčiau, bet, nu, tai va, aš kepurikė užsidedu. Tos kepurikės, žinai, ten temų, tam aplikacijai kainuoja po €25, tai aš iš vis jų prisipirksiu įvairiausių spalvų ir keisiu pastoviai tas kepurikės. Ir
Gal paskui paaiškinsiu, kodėl tokią kepurikę, o ne tokią užsidėjau. Ir vaikščiu su tom kepurėm ir žiemą, ir vasarą, žinai, nes kažkaip pastebėjau, kad geriau jautiesi tą kepurikę, žinai, mažiau energijos gal suvartoja, žinai, čia labai svarbu, kiek smegenys ten tavo, kad neperkaistų, nešaltų. Mano žirnelis, kad išsilaikytų biški, žinai, ten apie minčių, kad kažkokia atsitiktų, žinai, žirniukas. Nu ką, tai ko gero šiandien tiek, nes šiandien nėra tos energijos, kad aš jūs galėčiau užkrauti, nes pats išsikrojau kažkaip, tai penktadienis dar, vaikai čia, tudim, siudim. Viskas, vienu žodžiu, laiką įmetat, pasirašot į kanalą, parašot kažkokį komentarą, vienu žodžiu, žiūrit, ką aš įsidirbinėjau, ką aš rašinėjau. Nu, jeigu turėsit pinigų, ten parašykit, sąskaitą atsiųsiu. Patys geriausia yra 10 eurų, žinai. 10 eurų įmečiai, tas pats, kas pietus, žinai, ten. Todėl pinigiukus geriausiai už 10 eurų. Aišku, noris, kad tie 10 eurų paskui pavirstų, žinai, į kažką tai, kad kapitalą tai įdomu dalintis, kai turi, žinai. Kaifuoji nuo to, turi, išauga, viskas pas pati išauga, pas jūs išauga, viskas auga, kaifuoji nuo to, kad viskas, žinai, čia labai gražiai, nu, bet dažniausiai į apačią. Nu, bet jeigu nuvažiuosi į apačią, žinokit, aš taip šviesiai ir sakysiu, bičiuliai, važiuojame į apačią. Ir išdėstysiu, kodėl. Svarbiausia, aišku, pirkimai. Ir ta kaina, žinai, jeigu žemiau savikainos neparduodi, kažkokia tai užsimeti kainą, neišleidi tų pinigiukų, tai reisi į tą pliusą. Bet jeigu ten, žinai, nuvarai iškart prisiperki mašinų, kur ten vos susitaupiai ir nuvarai nusipirkai, tai aišku, žinai. Nu, bet dar reikia iš duobės išlipti. O duobė kai yra, kai, žinai, kai vaikai sako, aš noriu šokoladą, saldainių, žinai, ten ar dar kažką ten, biški ten, žinai, ten. Ir tu jau matai, kad ten, gal tu ir to neturėtum sau leisti, žinai, nu, bet ten jau yra tas kažkokiu tai momentu, žinai. Arba vasarą nuvažiuoti kažkur prie jūros jam pasimaudyti, žinai. Nu, bet tai jau žiauriai kažkaip, tai, žinai, ir tai varai, kad jau ten balansuoja ant to, žinai, kad kažkokia tai turi vieną tą kitą kapeiką, kad kažkada dantys susitvarkyti, žinai, bet irgi ta dantys dar irgi, dantys reiktų susidėti, žinai, nes jau išbirėja visi ten, iškrenta tie dantys, žinai, kaip vaikai jokia, sako, nusičiaudys ir išlieks, žinai, dantys iš burnos. Nu va, tai čia, žinai, ką dar papasakoti apie būseną. Būseną, žinokit, kur tu begyventum, jeigu tau nespaudžia kažkoks skausmas, lygos stiprios nespaudžia, tai žinok, ten ir kažko tai nesi ten nepalaidai savo brangių artimų žmonių, kurie ten jau net gyvena savo gyvenimą. Tai aišku, tada, žinai, tada ta būsena visą laiką, sakykim, kaip ten tiek, dažniausiai visi stradalina, kur nėra pastradalina, nervuojas kažkaip, ten ir savo nervus gadina, man nervus gadina, žinai. Ir galvoja, kad patys gudriausi, blemba, aš galvoju, kad man to su to gudrumu labai sudėtinga yra gyvenime, žinai. Aš nors ir kalbu, bet suprantu, sako, tai, žinai, kaip ta patarlė, sako, jeigu toks, sako, žinai, toks gudrus, tai ko tu toks biednas, žinai, nu, tai čia maždaug, tai turbūt nelabai ir gudrus esi, jeigu tu biednas iš tikrųjų. Taip ir yra, žinai, nes negali surišti kažkokią tai strategijas konkrečios, varyti tą vieną tašką, žinai, kaip pavargsti, ir vat nutrūksti, žinai, kažkur tai galvoji, kad aš ten duodi savo kažkokią tai rolę, kur iš tikrųjų prisilipdai pats ir paskui ten sėdi, žinai. Ir viskas, ir, žinai, ir nebandai surasti tų savo pardavimų, žinai, ką tu gali žmonėm parduoti, žinai, ką aš vatiem galiu parduoti, aš parduosiu pinigiuką. Žinau, pinigiukai aš negalvojau, kad aš ten, žinai, gal ir uždirbsiu, gal ir ne, bet esmė yra tame, kad reikia priprasti pastoviai pardavinėti, pastoviai siūlyti, pastoviai žiūrėti, kad vyksta kažkokie pardavimai, žinai. Jeigu tokia prekė ginčytina, žinai, kai tu turi pridaryti kažkokių ten produktų, ten, žinai, ten
dar kažkokių ten tų dalykų gendančių. Tai čia jau yra, žinokit, pakankamai slidus dalykai, žinai. Ateis kažkokia tai monopolistai, žinai, tu pardavinėsi tos burgerius ten po 5 eurus, ateis jie primestų burgerių po 1 eurą ir tu paskui ten užsilenksi, žinai. Arba dar kažkaip ten, sugalvos, kaip tave ten mokesčiai sugalvos, sakys čia, žinai. Atėjo laikas mokėti mokesčius. Tik, kad pinigų nėra iš ko mokėti, žinai, tai dar neatsigavo, žinai. Ten atvarai gauna, žinai, žmonės ten visokius fondus, tai jiem ten ir tų... Ir taip pas jūs viskas buvo neblogai. O aš čia paprašiau, vieną kartą nepasakė, kad fondus galiu prašyti iš visą, žinai. Kaip čia, žinai, pas mus sakė, ai, turbūt specialiai, žinai. O kitą kartą, ten nedavė, žinai, gal reikėjo ten, kad daugiau kovoti, bet tai dabar nieks nebeduoda, žinai. Haliavos nebėra. Bet ta haliava irgi greit ištirpsta ir vėl ant to pačio sėdi, žinai, žiūri, kad ten stovi tas žmogelis, tas saklės ir nėra pasitų užsakymų. Matai, kad ateini ir tualetas ten tarybiniais laikais dar padaryta, žinai, kai ateini ten. Papuolė gamybą, tai iš pradžių nueini, žinai, gali po tualetą pasižiūrėti. Suprasi iš karto, kaip su finansais pa žmonės, žinai. Dažniausiai, žinau, jeigu ten viskas labai gerai sutvarkyta, šiuolaikiškai viskas, tai pas juos ir vadinasi su pinigais jau geriau, žinai, ten. O jeigu ten, jeigu ten, tai žinok, ir ten pinigų nėra. Nėra pinigų, nėra, Jėzau, kaip čia dabar gyvensim, žinai, be pinigų. Taip ir gyvensim, pasijuoksim iš savęs, pasikalbėsim, papasakosim istoriją kokią nors, žinai, ten visokiausių. O, čia istorijos, dar aš, dar matai, dar tų 100 istorijų ten aš galiu pripasakoti visokiausių. Bet gerai būtų istorijas pasakot, kai tau kažkas jau kažkokį klausimą užduoda, žinai, kad nelauži iš piršto, aš ir taip čia laužiu iš piršto tą pokalbį, pats su savim kalbuosi, žinai, toks pusiau šizofrenija. Nes kalbėti su savim žiūrint į kamerą irgi dar reikia reikalų. Aišku, reikia dabar pasijungti dirbtinį intelektą, bet jau noriu šiandien susireguliuoti, tą balsą nusistatyti, visas tas kolonėlės, mikrofonus pajungti. Dabar nerandu aš to nuo mažiukų mikrofonų, kur padėjau tą adapterį. Čia dabar pajungiau didįjį mikrofoną savo, čia, žinai, aš turiu tokį didelį mikrofoną, čia matai, čia plauk nesimato. Va. Jis tai čia geras yra, žinai, čia tas garsas turėtų būti normalus. Gerai, ką, bičiuliai, šiandien tiek. Dar kartą sakau, meskit laiką, ten rašykit komentarus, siūskit babkės bizniui. Turi daug, dovanokit, nedaug investuokit. Investuot dabar su manim dar kol kas atsargiai, nes kol kas dar nieko nedaryta, žinai. Tai nubėgsiu bandelio, prisipirksiu. Nebėgsiu, bet paprasčiausiai net tokių pinigų ir nepriimsiu, nes, kas iš to, žinai, sakysiu, duosiu investiciją. Aišku, jeigu 100 štukų, o tada aš pas jūs atvarysiu, nes aš turiu ten vieną, tikrai gerą biznio planą, žinai, susijusi su kava ir kriptovaliuta, žinai. Ten, tokia, aš skaitau, gal ten kažką dar reikia daryti, bet ten jau, žinai, būtų, bet ten vis tiek jau aš skaitau nuo 100 štukų tik startuosiu. Anksčiau lystai kažkaip tai savo paskui dar depresiją varyti, žinai. Vis tiek tas kontentas taip kraunas, taip visą rinką tą dabar dėliojas, tie kiniečiai taip tokie šustrekai, taip greitai visko privaro už tokią pigią kainą, kad, žinai, va taip, ką. Yra taip, kaip yra, noris geriau, bet turim tą, ką turim, žinai, bandysim išlaužti, išspausti kažką, tai bandysiu, žinai. Skambinkit, rašykit, jeigu turit kažką konkrečiai, žinai, čia labas, kas kaip sekas, neskambinkit. Viskas čia, Julius, šiandien tiek.